Na tai vienas svarbiausių kriterijų, ko gero, yra patogumas. Tiek antkaklis, tiek petnešos turėtų būti tinkamo dydžio, reikėtų, kad būtų prigludę prie augintinio. Pasižiūrėkite, kad nebūtų jokio spaudimo, trinimo ar kažkaip kitaip nevaržytų jo judesių. Taip pat labai svarbu yra rinktis tinkamas medžiagas, aukštos kokybės, kad tai būtų patvarus produktas ir tarnautų jums kuo ilgiau. Mes patariame rinktis tokias aksesuarus, kurie leistų jūsų augintinį geriau matyti tamsoje. Tai ypač aktualu rudens ir žiemos sezonu, kada rytai ir vakarai yra tamsus. Taip pat, jeigu renkatės petnešas, pagalvokite, pažiūrėkite, kad ties krūtinės dalimi jos turėtų būti papildomai paminkštintos su orui laidžia medžiaga, kad būtų dar patogesnės ir augintinis neperkaistų. O kaip reikėtų išsirinkti tinkamą pavadėlį? Na tai visų pirma, atkreipkite dėmesį į jo ilgį, kuris turėtų būti tinkamas, kad galėtų leisti augintiniui judėti laisvai, bet jums išlaikyti kontrolę. Tai tam yra idealūs automatiniai pavadėliai. Jeigu renkatės ne automatinį, tuomet atkreipkite dėmesį, kad nailoninės medžiagos pavadėliai bus ilgaamžiškesni, o odiniai atrodys estetiškiau ir gali būti komfortiškesni. Storas pavadėlis yra labiau tinkamas didelių veislių šunims, o plonesnis labiau tiks mažesnių veislių augintiniams. Svarbu, kad rankena būtų patogi jums laikyti, tai ypač aktualu ilgesniais pasivaikščiojimais. Įsitikinkite, kad ji nekels diskomforto. Taip pat labai svarbu užsegimas. Jis turėtų lengvai užsisekti ir atsisekti, tačiau būti pakankamai tvirtas, kad neatsilaisvintų savaime. Tai užtikrins augintinio saugumą. Tinkamas vedžiojimo aksesuarų pasirinkimas yra kiekvieno augintinio savininko užduotis. Jis leis užtikrinti, kad jums bus ne tik patogu, bet ir augintinis bus saugus, o pasivaikščiojimai bus malonūs.